Kai Antrasis pasaulinis karas baigėsi 1945 metais, Trečiojo reicho mašina sugriuvo. Vokietijai pasidavus karių, vienos iš baisiausių nacių režimo organizacijų, laukė skirtingi likimai. Vieni buvo sugauti ir teisiami, kiti sugebėjo dešimtmečiais išlikti nežinioje, o nedidelė grupė vėl įsiliejo į visuomenę su suklastotomis tapatybėmis. Tačiau Reicho žlugimas nereiškia jo palikimo pabaigos, taip pat nesutrukdė daugeliui atsakingų asmenų išvengti teisingumo. Bėgant metams, sąjungininkai Mossadas ir įvairios žvalgybos agentūros pradėjo pasaulinę holokausto ir kitų karo nusikaltimų kaltininkų medžioklę. Nuo Niurnbergo teismų iki slaptų misijų Pietų Amerikoje ir artimuosiuose rytuose persekiojimas tęsiasi daugiau nei 70 metų. Kaip buvo persekiojami ir koks likimas ištiko nacių karo nusikaltėlius. Sugriuvęs Reichas kelias į pralaimėjimą. Iki 1944 metų pabaigos tiek šie šalys, tiek sąjungininkai suprato, kad karo eiga negrįžtamai pakrypo prieš nacistinę Vokietiją. Kadaise buvęs tvirtas režimas pradėjo sparčiai byrėti. Hitleris prarado kontrolę savo kariuomenėje, o jo pačio aplinkoje ėmė rastis sąmokslai. Operacija Valkyrija, sukurta kaip ekstremalios krizės atveju galiojantis vadovybės tęstinumo užtikrinimo mechanizmas, virto aukšto rango karininkų bandymu nužudyti Hitlerį. Jo pašalinimas buvo būtinas, kad perversmas įvyktų ir kariuomenė būtų atleista nuo lojalumo priesaikos Führeriui. Tačiau sąmokslas žlugo, palikdamas Hitlerį valdžioje iki visiško režimo griūties 1945 metais. Tuo metu, kai Britai ir amerikiečiai žengė į priekį, išlaisvindami Prancūziją, sovietų kariuomenė pradėjo galutinį puolimą iš rytų. 1945 metų pradžioje jie sparčiai artėjo prie Vokietijos sostinės. Nacistiniai aukštieji vadai ėjo ir išėjo iš Führerio bunkerio, nesugebėdami rasti veiksmingo būdo sustabdyti kruviną savo pajėgų pralaimėjimą. Negailestingas bombardavimas privertė daugelį miestų pasiduoti, aiškiai parodant, kad Hitlerio svajonė apie visišką dominavimą griūva. Berlynas, režimo simbolis, tapo mūšio epicentru. Pasislėpęs savo požeminėje tvirtovėje, Hitleris pradėjo visiškai atsiriboti nuo realybės. Josefas Goebbelsas, atsakingas už propagandą, laikė į iliuzijų burbulę su išgalvotomis pergalės ataskaitomis, kol sovietų artilerija skambėjo visai netoli. Civiliai gyventojai susidūrė su pražūtinga situacija. Pagrindinių atsargų trūko, infrastruktūra buvo sugriauta, o dauguma žmonių ieškojo prieglobsčio bunkerių viduje arba bėgo į kaimo vietovės. Regioniniai nacių partijos lyderiai, neigdami realybę, desperatiškai laikėsi valdžios ir taikė žiaurės priemonės prieš tuos, kurie bandė dezertyruoti ar rodė nepasitenkinimą. Net nacistų elito viduje skilimas buvo akivaizdus. Balandžio 23 dieną Hermanas Gringas išsiuntė Hitleriui žinutę, siūlydamas perimti vadovavimą, kas sukėlė diktatoriaus įniršį. Be alternatyvų, Gringas pabėgo į pietus, tikėdamasis derėtis dėl pasidavimo su sąjungininkais. Kita vertus, Heinrichas Himmleris, lyderis, bandė slapta susitarti su vakarų šalimis, tačiau buvo sučiuptas ir atsidūrė nelaisvėje, kur baigė savo gyvenimą kaip kalinys. Balandžio 29 naktį, kai likimas jau buvo nulemtas, Hitleris susituokė su Eva Braun ir parašė savo paskutinį testamentą. Nerimą keliančios žinios apie artėjančias sovietų pajėgas nesiliovė plūsti į bunkerį. 30 dieną, 3 valandą ir 30 minučių po pietų, stiprus sprogimas sudrebino požeminį prieglobstį. Kariai įžengė į Führerio kabinetą ir rado tiek Hitlerį, tiek Evą negyvus. Artimiausi sekėjai, griežtai laikydamiesi nurodymų, sudegino kūnus, kad išvengtų jų patekimo į sąjungininkų rankas. Ir taip įvyko, jų kūnai niekada nebuvo rasti. Hitlerio mirties paskelbimas įstūmė Vokietiją į visišką chaosą. Josefas Goebbelsas ir jo žmona Magda nusprendė pasekti tuo pačiu keliu ir nebuvo vieninteliai. Prieš tai jie pasirūpino, kad jų 6 vaikai nebūtų paimti priešo. Gegužės 2, kai Berlynas jau buvo visiškai apsuptas, sovietų kariai užėmė Reichstago pastatą ir iškėlė raudoną vėliavą jo viršuje. Tuo momentu nacistinis valdymas faktiškai nustojo egzistuoti.
Nepaisant sostinės žlugimo, kovos įvairiose Vokietijos vietose tęsėsi dar keletą dienų. Galiausiai gegužės 7 didysis admirolas Karlas Dnidzas, po Hitlerio mirties tapęs Reicho vadovu, pasirašė besąlygišką kapituliaciją, užbaigdamas karą Europoje. Tačiau taika neatėjo iš karto. Tuo pačiu momentu sąjungininkai pradėjo intensyvią nacių režimo atsakingų asmenų, bandžiusių pabaigti kuo toliau nuo Vokietijos medžioklę ir suėmimą. Kai kurie artimiausi Trečiojo Reicho bendrininkai, tokie kaip Martinas Bormanas, Heinrichas Himmleris ir Robertas Ley, pasirinko išnykti vietoje to, kad stotų prieš teismą Niurnberge. Kiti nusprendė pasiduoti, tikėdamiesi sulaukti gailestingumo. Hermanas Gringas, kuris buvo suimtas už sąmokslo prieš Hitlerį, gegužės 5 buvo paleistas po to, kai jį išgelbėjo Luftwaffe dalinys. Netrukus jis tiesiai nuvyko į amerikiečių linijas ir pasidavė, tikėdamasis, kad amerikiečių požiūris bus švelnesnis nei sovietų. Tikėtina, kad šis sprendimas jam išgelbėjo gyvybę, nes Raudonoji armija paprastai nerodė gailestingumo nacistų karininkams patekusiems į jų rankas. Nacių persekiojimas Europos žemyne. Prieš Antrajam pasauliniam karui pasibaigiant, sąjungininkų galios jau buvo suplanavusios planą patraukti nacistinio režimo atsakingus asmenys atsakomybėn per tarptautinį tribunolą. Tai reiškia ne tik kuo daugiau Trečiojo Reicho karininkų ir pareigūnų suėmimą, bet ir pagrindinių liudininkų, galinčių liudyti prieš juos suradimą. Tarp pastarųjų žinoma buvo ir kai kurios aukštųjų vadų žmonos. Gerda, Martino Bormano žmona, bandė pabėgti iš Vokietijos kartu su savo 9 vaikais. Sovietų kariuomenė įžengus į Berlyną sukeltame chaose, ji apsimetė vaikų namų direktorę, aprengdama kai kuriuos savo vaikus kaip našlaičius. Su šia suklastota tapatybė ji sugebėjo įlipti į mokyklinį autobusą ir kirsti sieną į Italiją, kur rado prieglobstį Pietų Tirolyje. Ten ją priėmė vietos nacių partijos vadovas, kuris suteikė jai slėptuvę ir pasirūpino jautriais dokumentais, kuriuos ji turėjo su savimi. Galiausiai šeima įsikūrė mažame miestelyje maždaug už 50 km nuo Bolzano. Nepaisant to, kad laikinai išvengė suėmimo, Gerdos sveikata greitai blogėjo dėl kiaušidžių vėžio, todėl reikėjo skubios operacijos. Tačiau jos buvimo vieta neliko nepastebėta. Sąjungininkų žvalgybos agentai ją aptiko ir apie tai pranešė vietinėms Britų pajėgoms. Vietinis gydytojas apklaustas pateikė informaciją apie jos sveikatos būklę ir vietą. Netrukus Britų karininkas pasirodė jos gyvenamojoje vietoje. Išsigandusi, ji manė, kad bus išsiųsta į belaisvių stovyklą, bet karininkas ją užtikrino, kad jai negresia pavojus. Vietoje suėmimo ji buvo perkelta į karinę ligoninę Merone. Nepaisant chirurginės intervencijos, jos būklė nepagerėjo ir ji mirė 1946 m. kovo 23 d., likus keliems mėnesiams iki 37 metų. Kai kurie žemesnio rango nacistinio režimo nariai supratę, kad jų vienintelė galimybė išgyventi buvo bendradarbiauti su nugalėtojais, nusprendė bendradarbiauti su TVV strateginių tarnybų biuru būsimąja TVV. Vienas iš tipiškų atvejų buvo Wilhelmas Flis, buvęs majoras Austrijoje. Turėdamas istorijos daktaro laipsnį, jis didžiąją savo karjeros dalį dirbo tiek saugumo policijoje, tiek Artėjant karo pabaigai, Flis suprato, kad Vokietijos pralaimėjimas buvo neišvengiamas. Todėl jis keletą kartų keliavo į Šveicariją susitikti su stoties vadovu Berne. Jis siekė pelnyti amerikiečių palankumą, siūlydamas informaciją apie šies karinius planus paskutiniai gynybai Alpėse ir apie paslėptas aukso atsargas Austrijos kalnuose. Tačiau įvykiai paspartėjo labiau nei tikėtasi. Iki susitarimo sudarimo sovietų kariuomenė jau buvo netoli Berlyno. 1945 m. gegužę jis bandė kirsti Šveicarijos sieną, bet dėl pasienyje buvusių prancūzų karių jam to padaryti nepavyko. Sulaikytas Lichtensteine, jis nusprendė grįžti į Austriją ieškoti saugios vietos. Galiausiai tą patį mėnesį jis pasidavė amerikiečių pajėgoms Bad Aussee mieste. Vėliau jis buvo perkeltas į Vokietiją ir 1947 m. spalį buvo išsiųstas į Lager Klesheim Salzburge. Šiuo laikotarpiu Flis tapo svarbių liudininkų Niurnbergo teismuose, teikdamas reikšmingą informaciją kaltinimai.
1947 m. gruodį jis buvo paleistas kaip dalis susitarimo su Amerikos žvalgybos tarnybomis, po kurio pradėjo bendradarbiauti su jomis šnipinėjimo veikloje prieš Austrijos komunistų partiją. Vėlesniais metais jis taip pat tęsė žvalgybos darbą ir rašė įvairias knygas. Ne visi nacistinio režimo nariai sugebėjo išvengti teisingumo. Rudolfas Hesas, žinomas kaip Aušvico koncentracijos stovyklos vadovas ir atsakingas už daugiau nei 2,5 milijono žydų mirtį, po Trečiojo reicho žlugimo sugebėjo likti pasislėpęs beveik 5 mėnesius. Kad išvengtų atpažinimo, jis priėmė suklastotą tapatybę ir apsimetė ūkininku Šiaurės Vokietijoje, netoli Danijos sienos. Jo suėmimas įvyko tada, kai amerikiečių pajėgos pirmiausia suėmė jo žmoną. Apklausos metu jį pateikė informaciją, leidusią jį surasti. 2 kariuomenės dalys apsupo fermą, kurioje jis slėpėsi ir rado jį visiškai nepasiruošusį, vis dar vilkinti naktiniais drabužiais. Po arešto jis buvo perkeltas į Aušvicą, kur buvo įvykdyta jo egzekucija visai šalia namo, kuriame jis iki 1945 m. gyveno su savo šeima. Trečiojo reicho bėgliai – organizuotas pabėgimas. 1946 m. Liepos 3 d. TVE kariuomenės kontržvalgybos korpuso ataskaita buvo išsiųsta prezidentui. Joje buvo teigiama, kad nacistai nuo mažiausiai 1944 m. jau buvo suplanavę pabėgimo kelius. Ši strategija buvo pavadinta Odesa, tai yra buvusių narių organizacijos akronimas. Iki šiol nėra aišku, ar tai buvo koordinuotos pastangos, kurias vykdė nacistinė vyriausybė ar atskirų režimo grupių įgyvendinti nepriklausomi planai. Tačiau faktas lieka tas, kad šie maršrutai leido daugeliui nacių nepastebimai pabėgti iš šalies ir pasiekti stulbinantį sėkmės lygį. Vien tik Argentinoje, manoma, prieglobstį rado mažiausiai 300 Trečiojo reicho buvusių kariškių. Kitose šalyse, tokiose kaip Brazilija, Paragvajus ir kai kurios artimųjų rytų valstybės, taip pat buvo suteiktas prieglobstis. Iš viso apie 10 000 su nacių partija susijusių asmenų paliko Vokietiją dar prieš 1945 m. pabaigą. Kai kurie istorikai nurodė tokių institucijų kaip Raudonasis kryžius, Vatikanas ir net TVE kariuomenė dalyvavimą šioje masinėje pabėgimo operacijoje. Vis dėlto, pokario griuvėsių ir chaoso sąlygomis buvo beveik neįmanoma kontroliuoti kiekvieno išvykstančio asmens. Siekdami išvengti valdžios institucijų, daugelis bėglių naudojosi netikromis tapatybėmis, apsimetė perkeltiniais asmenimis arba prašė pagalbos įvairiose organizacijose. Tik po kelerių metų TVE, Mossadas ir MI5 pradėjo konkrečius veiksmus siekdami rasti, identifikuoti ir sulaikyti šiuos nusikaltėlius įvairiose pasaulio vietose. Pagrindinis prioritetas po konflikto buvo regiono stabilizavimas ir Vokietijos atstatymas. Nesvarbu, ar Odesa egzistavo kaip organizuota struktūra, ar tik TVE žvalgybos agentų vaizduotėje tinklai, kurie padėjo tūkstančiams nacių pabėgti, buvo nenuginčiama realybė. Per pirmosius pokario metus apskaičiuota, kad apie 90% bėglių pabėgo per Alpes į Italiją panašių kelių kaip ir Gerda Bormann. Pirmasis tikslas dažniausiai būdavo Pietų Tirolio regionas Italijos šiaurėje. Ten daugelis nacių laikinai rado prieglobstį katalikų vienuolynuose, tarp jų Vokiečių ordino Merane, Kapucinų vienuolyne prie Bressanone ir Pranciškonų vienuolyne netoli Bolzano. Šis pabėgimo kelias buvo pavadintas vienuolynų keliu, kas prisidėjo prie mito, jog Vatikanas ir popiežius Pijus atliko pagrindinį vaidmenį saugant karo nusikaltėlius. Tai nebuvo visiškai iš piršto laužta, nes buvo gerai žinoma, kad Pijus laikė komunizmą didžiausią grėsmę bažnyčiai ir vakarų pasauliui. Pietų Tirolyje kunigai teikė dokumentus patvirtinančius bėglių tapatybę, nors jų duomenys buvo visiškai suklastoti. Šie raštai leido pabėgėliams be didesnės kontrolės gauti Tarptautinio Raudonojo kryžiaus išduotus pasus. Tarp 1945 ir 1951 metų buvo išduota bent 120 000 tokių dokumentų. Vis dėlto gerokai anksčiau, nei baigėsi dešimtmetis, TVE valdžia jau žinojo, kas vyksta. 1946 metais, po masinio pabėgimo iš karo belaisvių stovyklos Riminyje, amerikiečių kariai aptiko, kad buvę karininkai slapstėsi vietiniuose
vienuolynuose ir gaudavo kelionės dokumentus išduotus Raudonojo kryžiaus. Dar prieš šiuos įvykius TAVE kariuomenė atvykusi į Romą, kai kurie Gruzijos religiniai atstovai gavo popiežiaus leidimą įkurti seminariją mieste. Praėjus keliems mėnesiams sąjungininkų valdžia pastebėjo neįprastą reiškinį. Daugelis seminaristų atrodė esą meilės santykiuose. Atlikus išsamesnį patikrinimą buvo atskleista, kad ši vieta veikė kaip karininkų priedanga, kurie Rusija buvo įrengę pažangę radijo stotį. Tyriant Vatikano įsitraukimą į nacių nusikaltėlių apsaugą, išsiskiria Aloiso Hudalio vardas. Šis Austrijos vyskupas atvirai reiškė simpatijas hitlerininkų režimui ir vėliau pateisino savo veiksmus, teigdamas, kad daugelis persekiojamų buvo nekalti. Jis gynė dokumentų klastojimą kaip teisingą sprendimą. Vis dėlto prieinamiausia ir patogiausia pabėgimo kryptis naciams buvo Ispanija, kuri tuo laikotarpiu buvo valdoma generolo Francisco Franco. Dėl oficialių tikslių registrų stokos sunku nustatyti, kiek buvusių nacistinio režimo narių rado prieglobstį šioje šalyje. Tačiau vėlesniais dešimtmečiais Ispanijoje atsiradus daugybei neonacistinių grupuočių, galima daryti išvadą, kad jų buvo keli tūkstančiai. Vienas žinomiausių pabėgėlių buvo Lonas de Greleas, Belgų Valonijos vadas. Iš savo slėptuvės Malagoje jis daugybę kartų viešai reiškėsi, nesulaukdamas teismo už savo karo nusikaltimus. Vis dėlto 8-ame dešimtmetyje jam buvo iškelti kaltinimai dėl holokausto neigimo. Stille Hilfe kilusis tinklas. Skirtingai nei Odesa, egzistavo kita grupuotė, vadinama Stille Hilfe arba tylausi pagalba, kuri veikė Vokietijoje ir kitose šalyse po Antrojo pasaulinio karo. Jos tikslas buvo teikti paramą buvusiems nariams, kurie buvo sulaikyti, nuteisti arba slapstėsi. Jie teikė teisinę pagalbą, suteikė išteklius ir daugeliu atvejų padėjo pasislėpti arba pabėgti. Per šį tinklą šimtai, o gal net tūkstančiai nacių sugebėjo pabėgti į Pietų Ameriką ir Artimuosius rytus. 1951 m. Stille Hilfe įgijo oficialų teisinės organizacijos, bet pelno siekio statusą, leidžiantį gauti finansavimą per aukas. Jos teigiamasis aktas įvyko Miunchene, mieste, kuris prieš 3 dešimtmečius buvo nacių partijos lopšys. Nuo pat Niurnbergo teismų pradžios grupė bandė paveikti visuomenės nuomonę, kad būtų išvengta mirties bausmių. Jie naudojo žiniasklaidos kampanijas, asmeninius ir kolektyvinius laiškus, taip pat įvairias peticijas, siekdami pristatyti kaltinamosius kaip aukas. Sulaikytųjų teisinę gynybą vykdė Rudolfas Aschenaueris, kuris taip pat tvarkė malonės prašymus ir nuosprendžių skundus. Organizacija skatino tokias lengvatas kaip kalėjimo leidimai, ekonominės kompensacijos ir pagalba kalinių šeimoms. Jie neapsiribojo humanitarinę paramą, bet taip pat skatino revizionistinę veiklą, organizuodami susitikimus ir siųsdami prašymus valdžios institucijoms. Tačiau viena iš jų slapčiausių veiklų buvo tiesioginė pagalba nacių nusikaltėliams bėgant. Vienas iš šio tinklo pasinaudojusiųjų buvo Johannas von Leersas, žymus Waffens narys ir svarbus redaktorius propagandos ministerijoje. Pasibaigus karui, jis pabėgo į Italiją ir ten gyveno 5 metus. 1950 metais jis persikėlė į Argentiną, kur tęsė savo ideologinę veiklą. Šiuo laikotarpiu jis bendradarbiavo su Der Leg, nacistinės krypties leidiniu, įkurtu Buenos Airėse 1947 metais. Jo pozicija pelnė jam Hadž Amino al-Husseinio, Jeruzalės didžiojo muftijaus pripažinimą, kuris jį gyrė už paramą arabų nacionalizmai. Šis ryšys turėjo įtakos jo sprendimui priimti islamą ir persikelti į Egiptą, kur jis tapo Abdelio Nasero vyriausybės propagandos medžiagos rengimo patarėju. Kitas asmo, kuris pabėgo su Stille Hilfe pagalba, buvo Erithas Priebke. Jo vardas prisimenamas dėl dalyvavimo civilių masinėse žudynėse Ardetino olų masakroje netoli Romos. 1944 m. kovo 24 d. daugiau nei 330 žmonių buvo perkelti į šią vietą. Su surištomis rankomis jie klausėsi savo vardų, prieš būdami grupėmis po 5 nuvedami į olos vidų. Priebke, kuris prižiūrėjo procedūrą, panaudojo itališką kulkosvaidį, kad nužudytų 2 aukas. Žudynės baigėsi iki sutemų, o vėliau įėjimas į olas buvo užsandarintas sprogmenimis.
Skirtingai nei kiti Italijoje prieglobstį radę naciai, jis pasirinko vykti į Latviją, o paskui sėdo į laivą, plaukiantį į Argentiną, kur apsigyveno Bariločėje kaip Otopapė. Beveik 50 metų jis sugebėjo išlikti anonimu, kol 1995 metais buvo aptiktas ir išduotas Italijai. Po 3 metų jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos ir paskutinės savo dienas praleido namų arešte iki savo mirties 1993 metų spalio 11 dieną. Valdheris Rauchas sukūrė makabriškas mobiliasias dujų kameras, kuriuose toksiškos variklių dujos buvo nukreipiamos į specialiai modifikuotų sunkvežimių galinės dalys. Pagal jo suėmimo ataskaitą, jam priskiriama mažiausiai 97 tūkstančių žmonių mirtis. 1949 metais jis pabėgo su žmona ir vaikais slaptų maršrutų, kuris pirmiausia vedė į kitą Ekvadorą, o vėliau į Čilę. 1963 metais Vakarų Vokietija pareikalavo jo ekstradicijos, tačiau Čilės valdžia atmetė prašymą, teigdama, kad pagal vietos įstatymus nusikaltimai buvo pasenę. Čilėje jis pasiekė ekonominę sėkmę maisto pramonėje ir mirė nuo širdies smūgio 1984 metų gegužės 14 dieną. Franzas Stanglis, buvęs vadas ir svarbus T4 eutanazijos programos dalyvis, 16 metų dirbo Volkswagen Brazilijoje, kol 1967 metais buvo suimtas. Prieš suėmimą jis vadovavo naikinimo stovykloms, kuriuose žuvo šimtai tūkstančių žmonių. Jis pasižymėjo visiškų abejingumų ir sąžinės graužaties stoką, kas palengvino jo darbą Treblinkos, Sobiboro ir Triesto stovyklose. Suimtas jis laukė teismo, tačiau mirė nuo širdies nepakankamumo 1971 metų nesulaukęs nuosprendžio. Josefas Mengele nuo Aušviko iki pogrindžio. Kai kuriems žemesnio rango nacistinio režimo noriams jų suėmimas nebuvo prioritetas, nes jų paieškos kaina viršijo jų nusikaltimų sunkumą. Tačiau tokiais atvejais kaip Josefas Mengele, jo žiaurumai buvo tokie neapsakomi, kad jokios pastangos neatrodė per didelės siekiant jį įkalinti iki gyvos galvos. Karo metu jo vardas nebuvo tarp žymiausių, bet po konflikto jo nusikaltimai iškilo į viešumą, atskleisdami jo brutalumą. Tik tuomet sąjungininkai suprato jo sadizmo mastą, kuris buvo vykdomas prisidengiant mokslinių tyrimų pretekstu. Jo vaidmuo Aušvice buvo lemiamas, nes jis spręsdavo, kas bus iškart siunčiamas į dujų kamerą, o kam dar laikinai bus palikta gyvybė. Mengeliai seneliai, ligoniai, nėščios moterys ir vaikai buvo laikomi nereikalingais, o geresnės fizinės būklės asmenys buvo naudojami eksperimentams. Šie kaliniai buvo verčiami nusirengti, jų galvos buvo nuskustos ir jie buvo perkelti į ligoninę, kad būtų naudojami jo tyrimuose. Jo pagrindinė manija buvo vadinamoji rasinė higiena, pseudomokslinė doktrina, kuria siekta pateisinti tariamą arijų rasės viršenybę prieš kitas. Jo eksperimentai su dvyniais yra liūdnai pagarsėję. Jis juos kankindavo be anestezijos, amputuodavo sveikas galūnes, užkrėsdavo virusais ir tyčia sukeldavo infekcijas jų žaizdose. Jis siekė analizuoti, kaip jo manymu žemesnių rasių kūnai reaguoja į skausmą, ligas ir ekstremalų stresą. Sužinojęs apie Hitlerio mirtį, Mengele prisijungė prie vokiečių kareivių grupės, kuri judėjo link Bavarijos TVI pajėgų kontroliuojamos teritorijos. Nusiginklavę ir pasimetę, jie buvo suimti ir perkelti į karo belaisvių stovyklą Šaunšteine, maždaug už 120 km nuo Niurnbergo. Ten Mengele vėl susitiko su daktaru Kahleriu, senu pažįstamu. Kadangi amerikiečių kareiviai nežinojo jo tikrosios tapatybės ir jis prisistatė kaip Josefas Memlingas, jie sugebėjo apgauti savo sargus. Be to, jis išvengė identifikacijos kaip narys, nes niekada neleido ištatuiruoti savo kraujo grupės ant rankos, kaip buvo įprasta šios dalies karininkams. Dėl to jis ir Kahleris buvo paleisti, laikyti paprastais gydytojais be sunkių nusikaltimų. Po paleidimo Mengele išvyko į Aušvicą, siekdamas atgauti savo užrašus, kuriuos laikė vertingais. Vėliau jis sugebėjo pabėgti kirtęs pietinę sieną į Italiją, kur 1949 metais pasiekė Genują. Ten jis gavo Raudonojo kryžiaus išduotą pasą Helmut Gregor vardu. Tų pačių metų Liepą jis išplaukė į Argentiną ir apsigyveno Vicente Lipez mieste.
Būdamas Pietų Amerikoje, jis pirmiausia dirbo stalių, o vėliau ėmėsi žemės ūkio technikos prekybos. Įsitikinęs, kad niekas jo neieško, jis naudojo savo tikrąjį vardą be baimės. Tačiau 1958 metais jis buvo apklaustas kartu su kitais gydytojais dėl įtarimų neteisėtai vykdant medicininę praktiką po jaunos merginos mirties abortų metu. Prieš jį kaltinimai nebuvo pateikti, tačiau tai privertė jį susimąstyti apie galimą atpažinimo pavojų. Norėdamas išvengti suėmimo, jis nusprendė persikelti į Paragvajų, kur 1959 metais gavo pilietybę jos Mengele vardu. Jo vardas keletą kartų pasirodė Niurnbergo teismo procesuose 4-ajame dešimtmetyje. Tačiau sąjungininkai manė, kad jis tikriausiai buvo miręs. Tik 6-ajame dešimtmetyje Mossadas pradėjo jo paiešką, siekdamas jį sučiupti ir atgabenti į Izraelį teismai. Tyrimai Paragvajuje nedavė aiškių rezultatų apie jo buvimo vietą. Be to, bandymai sekti jo susirašinėjimą su Martha, jo žmona Italijoje, buvo nesėkmingi. Slapti agentai pasiųsti į Pietų Ameriką sugebėjo pasiekti kaimišką regioną netoli San Paulo, kur aptiko europietį vyrą, kuris galėjo būti Mengele. Tačiau dėl visiško tikrumo stokos Mossadas nusprendė nutraukti operaciją 1962 metais. Šis sprendimas leido vienam iš žymiausių nacistinio režimo nusikaltėlių, vadinamam mirties angelu, likusius gyvenimo metus praleisti nepaliestam Pietų Brazilijoje. 1979 metais, plaukdamas jis patyrė insultą ir nuskendo. Klausas Barbie, nacių budelio apsauga. Kai vokiečiai užėmė Prancūziją, Klausas Barbie, žvalgybos pareigūnas, iš pradžių buvo išsiųstas į Dižoną. Netrukus po to jis buvo perkeltas į Lioną, kur įkūrė savo operacijų bazę viešbutyje Terminus. Ten jis žiauriai kankindavo kalinius, tiek suaugusiuosius, tiek vaikus. Be to, jis treniravo vokiečių aviganius pulti sulaikytuosius nepriklausomai nuo jų lyties. Jo žiaurus elgesys jam pelnė pravardę Liono skerdikas. Manoma, kad jis buvo tiesiogiai atsakingas už 14 000 žmonių mirtį Prancūzijos teritorijoje. Pasibaigus karui, laikinoji Prancūzijos vyriausybė nuteisė jį mirties bausmę už akių, nes jo buvimo vieta buvo nežinoma. Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo TVF pajėgų globojamas, todėl Prancūzija pareikalavo jo perdavimo. Tačiau vietoje to amerikiečiai padėjo jam pabėgti į Boliviją, kur jis praleido 30 metus, o nauja tapatybė – Klausas Altmanas. Ten jis bendradarbiavo su TVF kontržvalgybos korpusu, kuris tuo metu siekė sustabdyti komunizmo plitimą Lotynų Amerikoje. Barbie taip pat palaikė glaudžius ryšius su Bolivijos ir Peru karinėmis vyriausybėmis, kur teigė prisidėjęs prie Che Guevaros persekiojimo. 1971 metų, lankydamasis Peru, jo tikrąją tapatybę atskleidė prancūzų grupės siekusios surasti pabėgusius nacius. Tačiau dėl ekstradicijos sutarties nebuvimo tarp Prancūzijos ir Bolivijos jis liko saugus. Po metų žurnalistas atvyko į La Pasą, kad jį apklaustų. Paklaustas, ar jis yra tas pats karo nusikaltėlis iš Vokietijos, jis griežtai neigė bet kokį ryšį su tuo vardu. Net ir parodžius aukų, kankintojo vadovaujant nuotraukas, jis tvirtino, kad jų nepažįsta. Tačiau grąžindamas nuotraukas paliko savo pirštų atspaudus, kas leido patvirtinti jo tikrąją tapatybę. Nepaisant to, Bolivijos vyriausybė vis tiek atsisakė jį išduoti. Situacija pasikeitė, kai į valdžią atėjo nauja demokratinė vyriausybė ir leido jį suimti. Vėliau jis buvo išsiųstas į Prancūziją, kad būtų teisiamas. 1984 metais jis buvo teisiamas už nusikaltimus, įvykdytus vadovaujant Liono gestapui nuo 1942 iki 1944 metų. Tarp jo baisiausių nusikaltimų buvo Sainte Catherine gatvės reidas, kai jis įsakė sulaikyti 86 žydus, kurie buvo išsiųsti į naikinimo stovyklas. Kad įvykdytų operaciją, jis pasirinko antradienį, nes tą dieną Žydų federacija teikė pagalbą ir nemokamą maitinimą. Pirmiausia buvo sulaikyti darbuotojai, o paskui areštuotas kiekvienas įžengęs į pastatą. Niekas negrįžo namo. Aukos buvo deportuotos į Bergen-Belseną, Sobiborą ir Auschwitzą, o išgyveno tik 3.
1987 m. Liepos 4 d. Klausas Barbie buvo pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Po 4 metų, būdamas 77, jis mirė Lione esančiame kalėjime nuo leukemijos ir stuburo bei prostatos vėžio. Tiek Barbie, tiek Wilhelmas Flis buvo tarp nedaugelio nacių nusikaltėlių, kuriuos įdarbino TVE agentūros, tokios kaip kontržvalgybos korpusas. Kitas bendradarbis buvo Robertas Janas Verbelienas, Flamandų narys, atsakingas už bent 101 nužudymą Belgijoje karo metu. Verbelienas ne tik įsakinėjo vykdyti egzekucijas, bet ir surengė granatų išpolius baruose ir kavinėse. 1946 metais TVE valdžia jį pasamdė Austrijoje dirbti Neutono projekte, kurio tikslas buvo infiltruoti Austrijos komunistų partiją. 1959 metais jis gavo Austrijos pilietybę, tačiau 1965 metais jam buvo iškelta byla dėl karo nusikaltimų. Nepaisant įrodymų, jis buvo išteisintas ir galėjo laisvai gyventi iki savo mirties 1990 metais. Verbelėno atvejis atskleidė dvi realijas. Pirma, kad TVE vyriausybė ne visada teikė pirmenybę nacių nusikaltėlių persekiojimai. Antra, kad jei izraeliečiai norėjo, jog šie asmenys būtų patraukti atsakomybėn, jie turėjo tuo pasirūpinti patys. Herbertas Cukursas žudiko žlugimas. 6-ame dešimtmetyje Izraelis nusprendė vykdyti teisingumą nepriklausomai nuo tarptautinių teismų. Izraelio išorinės žvalgybos tarnyba, žinoma kaip Mossad, ėmėsi lokalizuoti ir pašalinti Herbertą Cukursą. Šis vyras, pramintas Rygos skerdikų, buvo įsivėlęs į mažiausiai 30 000 žydų žudymą Latvijoje. Jo pašalinimas, kurio autorystės Izraelis oficialiai niekada nepripažino, buvo suplanuotas siekiant atskleisti jo žiaurumus ir parodyti, kad nacistų nusikaltimai neliks nenubausti. Tai taip pat buvo įspėjimas tiems, kurie vis dar išvengė atsakomybės. Prieš konfliktą Cukursas buvo gerbiamas Latvijoje. Jį lygino su Charlesu Lindberghu dėl jo pasiekimų aviacijoje. 1933 metais jis pilotavo savo paties surinktą lėktuvą, nukeliavęs iš Latvijos iki Britų kolonijos Gambijoje. 1939 metų pabaigoje jis atliko dar vieną didelį skrydį, šį kartą iki Palestinos. Viskas pasikeitė 1940 metais, kai po Molotovo-Ribbentropo pakto Latvija užėmė Sovietų sąjungą. Po metų, kai Vokietija užpuolė ERE, Latvijoje įsivyravo nacių valdymas. Kai kuriems vokiečiai atrodė kaip viltis prieš sovietinę priespaudą, tačiau žydų bendruomenei jie reiškė mirtiną grėsmę. Rygoje naciai sukūrė persekiojimo ir naikinimo sistemą, kurioje Cukursas išsiskyrė kaip vienas žiauriausių bendrininkų. Okupacijos metu jis tapo komando Arais grupės, sudarytos iš 300 latvių dešinėje ranka. Ši pajėga medžiojo ir žudė tūkstančius žydų. Organizacijos brutalumas buvo kraštutinis. Jie šaudė gatvėse, žudė pramogai ir plėšė aukas. Yra įrašų siejančių Cukursą su Rumbulos žudynėmis, įvykusiomis 1941 metų lapkričio 30 ir gruodžio 8 dienomis, kai buvo nužudyta apie 25 000 žmonių netoli to paties pavadinimo miško. Pasibaigus karui, kaip ir daugelis nacių nusikaltėlių, jis pabėgo į Pietų Ameriką. Skirtingai nei kiti bėgliai, jis nekeitė savo tapatybės. Jis atvyko į Braziliją savo tikrų vardų ir pradėjo bendrauti su vietinė žydų bendruomenė. Jis prisistatė kaip politinis pabėgėlis, kuris esą gelbėjo žydus holokausto metu, melas, kurio kurį laiką kai kurie patikėjo. Tačiau laikui bėgant jo istorija buvo paneigta, o praeitis jį pasivijo. Jo egocentriškumas jį pražudė, nes jis niekada nesistengė tikrai slapstytis. Jo vieši pareiškimai ir artumas žydų bendruomeniai patraukė Mossad dėmesį, kuris greitai nustatė jo buvimo vietą. Nors iš pradžių buvo tikėtasi, kad jis stos prieš teismą Vokietijoje, tai niekada neįvyko. 1965 metais Izraelio agentai suplanavo jo sugavimo operaciją. Vienas Mossad slaptas agentas sugebėjo įtikinti Cukursą keliauti į Urugvajų su pažadu pradėti verslą susijusį su aviacija. Pasiūlymas atrodė puikus, todėl Cukursas be abejonių sutiko.
Jo kontaktas prisistatęs kaip Antonas Kinzlė iš tiesų buvo Jakovas Meidadas, patyręs Mossad agentas, dalyvavęs Adolfo Eichmanno sugavime Argentinoje 1960 metais. 1965 metų viduryje Meidadas išsiuntė jam telegramą iš Montevidėjaus, kviesdamas į neseniai išnuomotą namą, tariamo vienos verslininko nuosavybė atokioje vietovėje. Kai Cukursas įžengė pro duris, jį nustebino grupė vyrų. Latvis bandė priešintis iš visų jėgų, net įkando vienam iš užpuolikų į pirštą taip stipriai, kad beveik jį nupjovė. Tačiau kova baigėsi, kai vienas užpuolikas smogė jam plaktuku į galvą, palikdamas jį bejėgį. Tuo momentu Cukursas maldavo, kad jam leistų pasisakyti prieš priimant sprendimą dėl jo likimo. Niekas neatsakė į jo prašymą. 2 šūviai į galvą iš pistoleto su garso slopintuvu akimirksniu užbaigė jo gyvenimą. Lavonas buvo rastas lagamine kovo 6 dieną. Kūne buvo daugybė šautinių žaizdų, o kaukolės struktūra buvo sunaikinta. Šalia kūno buvo rasti dokumentai, susiejantys jį su Rygos geto žudynėmis. Adolfas Eichmannas – misija, kuri pakeitė teisingumą. Sugauti Adolfą Eichmanną pasirodė daug sudėtingiau nei sučiupti į Cukursą. Jis sugebėjo gerai nuslėpti savo pėdsakus bėgdamas į Argentiną, tačiau galiausiai jį išdavė jo elgesys. Gimęs Solingene 1906 metais, jis tapo aukštų pareigūnų, kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Ir savo vaidmenį jis atliko su absoliučiu atsidavimu. Paskutiniais konflikto metais jo pagrindinė atsakomybė buvo organizuoti masinį žydų deportavimą į naikinimo stovyklas ir sukurti genocido strategiją Europoje, remiantis Vansėje konferencijoje 1942 metais priimtais susitarimais. Nors retai pats lankėsi koncentracijos stovyklose, jo vaidmuo holokausto vykdyme buvo lemiamas, todėl jis tapo atsakingas už milijonų žmonių žūtį. 1944 m. gruodžio 24 dieną Eichmannas paliko Budapeštą, likus nedaug laiko iki to, kai sovietai apsupo miestą. Jis grįžo į Berlyną, kur ėmėsi naikinti dokumentinius įrodymus apie savo veiklą. Kaip ir daugelis kitų narių, bėgusių paskutinėmis Reicho dienomis, Eichmannas kartu su šeima pasislėpė Austrijoje po Vokietijos kapituliacijos 1945 m. gegužės 8 dieną. Vis dėlto karo pabaigoje jį suėmė TAV kariuomenė ir jis kurį laiką buvo laikomas įvairiose nacių karininkų stovyklose, prisistatydamas kaip Otto Eichmannas su klastotais dokumentais. Supratęs, kad jo tikroji tapatybė gali būti atskleista, jis pabėgo iš darbo stovyklos Kame, Vokietijoje. Tuo metu Rudolfas Hesas, buvęs Aušviko vadovas, jau buvo įvardijęs į Niurnbergo teismuose kaip pagrindinį holokausto architektą. Eichmannas suprato, kad turi visiškai dingti. 1948 metais jis gavo suklastotus dokumentus, leidžiančius emigruoti į Argentiną Ricardo Clemento vardu, pasinaudodamas vyskupo Aloiso Hudelio vadovaujamų pagalbos tinklų. Sekdamas vadinamąją vienuolynų keliu, jis persikėlė į Italiją, iš kur pasiekė Pietų Ameriką. Galiausiai jis apsigyveno Olivos rajone, Buenos Airėse, kur gyveno ramų gyvenimą. Jis įsidarbino Mercedes-Benz gamykloje ir pakilo iki skyriaus vadovo pareigų. Neilgai trukus prie jo prisijungė žmona ir vaikai. Vienas iš jo sūnų, Klausas, užmezgė ryšį su Silvija, jaunąja vokiete, kurios tėvas buvo išgyvenęs Dachau koncentracijos stovyklą. Nežinodamas, kad mergina turėjo žydiškų šaknų, Klausas viešai reiškė įžeidžiančius komentarus, teigdamas, kad naciai nesugebėjo iki galo išnaikinti tam tikrų grupių. Kaip galima tikėtis, santykiai nutrūko. Kitais metais Silvijos tėvas išgirdo parodymus Frankfurto teisme dėl nacių karo nusikaltimų. Procese buvo paminėtas Adolfas Eichmannas kaip pagrindinė figūra žydų naikinime. Išgirdęs tą pavardę, jis prisiminė ją kaip buvusio dukros vaikino pavardę. Nedelsdamas jis kreipėsi į prokurorą Fritzą Bauerį Frankfurte. Baueris pareikalavo daugiau informacijos, ypač tikslios vyro, galinčio būti Eichmanno buvimo vietos. Tačiau Silvijos tėvas turėjo rimtą kliūtį. Dėl brutalios praeities Dachau jis buvo apakęs. Todėl Silvija nusprendė savarankiškai tirti Olivos rajone. Po tam tikrų tyrimų jis sužinojo adresą – Hacabuko 4, 1000
261. Vieną sekmadienio popietę ji nuvyko į nurodytą vietą ir pasibeldė į duris. Duris atidarė Vera, Eitmano žmona, kuri pasakė, kad Klauso namuose nėra. Vis dėlto ji pakvietė Silviją užeiti kavos ir pyrago. Silvija priėmė kvietimą, o netrukus prie jų prisijungė vyras. Paklausta, ar jis buvo Klauso tėvas, vyras ryžtingai neigė, tvirtindamas, kad esąs tik jo dėdė. Po kelių minučių į virtuvę atėjo Klausas, kuris pamatęs Silviją akivaizdžiai nustebo. Jis iš karto liepė jai išeiti iš namų. Eitmanas palydėjo juos prie durų, o prieš atsisveikindamas Klausas tarė frazę, kuri pasmerkė Eitmaną. Ačiū, tėve, pasirūpinsiu, kad jis saugiai pasiektų namus. Ši patvirtinimo frazė leido Silvijai ir jos tėvui pranešti prokurorui Bauerui, kad Solucijos galutinis architektas slapstėsi Buenos Airių priemiestyje. Tačiau vienintelis sunkumas buvo tas, kad nors liudijimas buvo įspūdingas, Baueris manė, kad to neužtenka pateisinti plataus masto operaciją už Vokietijos ribų. Simonas Liesenthalis, nacių medžioklės palikimas. Laimiai atsirado žmogus, kuris taip lengvai nepasidavė. Tai buvo Simonas Liesenthalis, holokausto išgyvenęs asmuo, kuris beveik 3 metus praleido kalėjimuose Janomskoje, vėliau Krokuvos Plazodo stovykloje, o galiausiai išgyveno priverstinį žygį į Mauthauseną. Patyręs šios baisumus, jis nusprendė likusį gyvenimą skirti nacių nusikaltėlių paieškai. 1953 metais laiške jam buvo pranešta, kad Eitmanas buvo pastebėtas Buenos Airėse. Kitais metais jis šią informaciją perdavė Izraelio konsulatui Vienoje. Vėliau, 1960 metais, po Eitmano tėvo mirties, jis organizavo privačius detektyvus, kad šie nufotografuotų bėglių šeimos narius. Buvo žinoma, kad jo brolis Otto buvo stulbinamai panašus į jį, o naujų buvusio nacių karininko nuotraukų nebuvo. Vasario 18 dieną Liesenthalis perdavė šias nuotraukas Mossad agentams. Dėl šios medžiagos jie sugebėjo patvirtinti jo tapatybę Argentinoje. Kadangi Argentina buvo žinoma dėl atsisakymo išduoti nacius, prašyti ekstradicijos būtų buvę beprasmiška. Todėl Izraelio ministras pirmininkas Davidas Ben-Gurionas įsakė jį pagrobti ir atvežti į Izraelį teismai. 1960 metais balandžio mėnesį 8 agentų grupė išvyko į Buenos Aires šiai misijai. Tų pačių metų gegužės 11 dieną Eitmanas buvo sulaikytas netoli savo namų Garibaldžio gatvėje San Fernande. Kelias savaitės agentai stebėjo jo judėjimą ir pastebėjo, kad jis kiekvieną vakarą važiuoja tuo pačiu autobusu. Tačiau numatytą dieną jis į įprastą autobusą neįlipo, kas vos nesužlugdė plano. Galiausiai jis atvyko kitų autobusų po pusvalandžio. Peteris Malkinas, Mossad agentas, priėjo prie jo ir ispaniškai paklausė, ar gali užduoti klausimą. Eitmanas, nustebęs, bandė pasitraukti, tačiau 2 kiti agentai jį sučiupo. Jis priešinosi, kol buvo įveiktas ir įkištas į automobilį, kur jam buvo uždėta antklodė. Jis buvo nugabentas į Mossad saugumo namą, kur praleido 9 dienas. Ten buvo atlikta papildoma jo tapatybės patikra. Galiausiai gegužės 20 naktį komandos narys anesteziologas Jonahas Elianas jį nuramino vaistais ir aprengė skrydžio palydovo drabužiais, kad būtų slapta išgabentas Izraelio lėktuvu. Atvykęs į Izraelį, jis 9 mėnesius buvo laikomas sustiprintoje Jaguro policijos novadoje. Per tą laiką kasdien vyko jo apklausos, kol balandžio 11 dieną 1961 metų prasidėjo jo teismas. Jam buvo pateikti 15 kaltinimų, įskaitant nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, genocidą ir narystę nusikalstamoje organizacijoje. Greitai po vidurnakčio birželio 1 dieną 1962 metais Eitmanui buvo įvykdyta mirties bausmė Ramlos kalėjime. Tuo tarpu Liesenthalis savo šalyje tapo didvyriu. Vėlesniais metais Liesenthalis tęsė negailestingą nacių nusikaltėlių paiešką įvairiais metodais. Austrijoje jis įkūrė žydų istorinio dokumentavimo centrą, kur rinko informaciją apie karo nusikaltėlius ir teikė pagalbą perkeltiesiems asmenims. Jis siekė tiksliai dokumentuoti holokausto siaubus, apklausė liudininkus ir naudojo žiniasklaidą, kad išlaikytų visuomenės dėmesį nacių persekiojimui.
Jis buvo įsitikinęs, kad visi kaltieji, nuo aukščiausių vadovų iki paprastų bendrininkų, turėjo atsakyti už savo veiksmus. Jo ryžtas pelnė jam pasaulinį pripažinimą, o nuo 6-ojo dešimtmečio jo vardas buvo neatsiejamas nuo nacių medžioklės. Jis buvo 4 kartus nominuotas Nobelio taikos premijai, gavo Jungtinės karalystės riterio titulą, gavė prezidento laisvės medalį, Prancūzijos garbės legiono ordiną ir bent 53 kitus apdovanojimus. Daugeliui Jiesenhalis tapo tarsi pasaulietiniu šventuoju. Jam priskiriama apie 1100 nacių nusikaltėlių nustatymas, tačiau jo palikimas yra prieštaringas. Per savo gyvenimą jis kūrė išgalvotas istorijas ir perdėjo savo vaidmenį daugelyje sulaikymų. Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki mirties 2005 metais jis pateikė netikslės savo darbo versijas, kūrė melagingas istorijas apie savo praeitį karo metu ir iškraipė savo akademinės veiklos duomenis. Nepaisant prieštaringų santykių su tiesa, jo indėlis į karo nusikaltėlių persekiojimą buvo lemiamas. Jo figūra tebėra ginčytina, tačiau jo poveikis teisingumo paieškoms yra nenuginčiamas. Naciai tremtyje – karo nusikaltėlių prieglobstis artimuosiuose rytuose. 1948 metais, vos praėjus 3 metams po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, žymus karo nusikaltėlis pabėgo iš kalėjimo Linze, Austrijoje. Franzas Stanglis, vadovavęs Sobiboro ir Treblinkos naikinimo stovykloms, buvo atsakingas už beveik milijono žydų mirtį. Jo pabėgimo maršrutas driekėsi per Gracą, Meroną ir Florenciją iki Romos. Ten vyskupas Aloisas Žudalis, taip pat Austras, jį priėmė ir suteikė suklastotus dokumentus, leidusius jam išvykti į Siriją, kur vėliau prisijungė ir jo šeima. 1951 metais Stangliai persikėlė į Braziliją. Neturėdamas tokio tikslo, Stanglis atvėrė naują pabėgimo kelią naciams į artimuosius rytus. Aloisas Bruneris, vienas žiauriausių holokausto vykdytojų, tuo metu vis dar slapstėsi. Konflikto metu Bruneris užėmė aukštą pareigą Gestape, buvo pagrindinis Adolfo Eichmanno bendradarbis ir žydų reikalų skyriaus vadovas. Jo gebėjimas organizuoti deportacijas ir masinius žudymus Prancūzijoje, Graikijoje ir Slovakijoje padarė jį svarbią genocido figūrą. Eichmannas jį laikė geriausiu savo agentu. Po karo pabaigos jis slėpėsi Vokietijoje, bet 1954 metais, kai Prancūzijos teismas už akių nuteisė jį mirties bausmę, suprato, kad valdžios institucijos artėja. Padėdamas buvusių sąjungininkų, jis pasekė Stanglio pavyzdžių ir pabėgo į Egiptą, kur valdė Gamalis Abdelis Nasiras. Tai prasidėjo jo tremtis artimuosiuose rytuose, kuri truko iki jo mirties po kelių dešimtmečių. Nasiras samdė kelis vokiečių karo technologijų ir raketų ekspertus, taip pat strategus ir saugumo specialistus. Tačiau jis neturėjo ypatingo susidomėjimo tokiais kaip Bruneris, kurių pagrindinės žinios buvo susijusios su naikinimu. Padėdamas Amino al-Huseinio, buvusio Jeruzalės muftijaus ir nacių globėjo regione, Bruneris pateko į Siriją, kur 1955 metais gavo darbo vizą. Jis įsiliejo į augančią ginklų prekeivių bendruomenę Damaske. Sirijos sostinėje jis prisijungė prie kitų nacių bėglių, tokių kaip Franzas Rademacheris, buvęs Trečiojo Reicho užsienio reikalų ministerijos pareigūnas, ir Vilhelmas Beisneris, vokiečių šnipas, kurio užduotis buvo likviduoti žydų populiaciją Palestinoje, jei Vokietija būtų laimėjusi. Kartu jie įkūrė Orient Trading Company, kuri iš tikrųjų buvo priedanga pelningam ginklų prekybos verslui. Jų tinklas gavo ginklus iš komunistinio bloko ir tiekė juos Alžyro pasipriešinimo judėjimui, nacionalinio išlaisvinimo frontui, kovojančiam su prancūzų okupacija. Bruneris susikrovė nemažą turtą iš šios veiklos, tačiau 1959 metais jo sėkmė pradėjo blėsti. Jam nežinant, Sirijos agentai jau stebėjo jo veiklą ir žiūrėjo į ją skeptiškai. 1959 metų pabaigoje Sirijos valdžia jį sulaikė ir perkelė į slaptą įstaigą, kur buvo tardomi ir kankinami karo belaisviai. Įtardami, kad jis galėjo būti slaptasis agentas, jie apkaltino jį narkotikų kontrabandą ir įsakė laikyti jį suimtą, kol bus išaiškinta jo situacija. Suvokdamas, kad jo gyvybei grėsia pavojus, Bruneris paskutinį kartą bandė išsigelbėti. Jis pareiškė karininkams, kad yra persekiojamas už kovą prieš žydų tautą.
Ši žinia kardinaliai pakeitė kapitono požiūrį. Jis atsistojo ir ištiesė ranką. Sveikas atvykęs į Siriją, pasakė jis. Mano priešų priešas yra mano sąjungininkas. Nuo to momento Brunneris pradėjo dirbti Sirijos vyriausybei. 8 ir 9 dešimtmečiuose Damaskas toliau jam teikė prieglobstį, ignoruodamas daugybę ekstradicijos prašymų iš Austrijos, Vakarų Vokietijos ir Jungtinių valstijų. Kiekvieną kartą oficialus atsakymas buvo tas pats – šio asmens šalyje nėra. Tačiau Sergejo ir Beate Klarsteldų vykdomas viešas spaudimas privertė Sirijos valdžią susidurti su jo buvimo problema. Ilgainiui jo naudingumas vyriausybei sumažėjo. Per tuos metus Brunnerio judėjimas vis labiau ribotas, ypač po to, kai jis nepaisė prezidento įsakymų laikyti šešėlyje. Nepaisant įspėjimų, jis davė interviu tarptautiniai žiniasklaidai, tarp jų vokiečiams ir austrams, sukeldamas nepatogumų valdžios viršūnėms. Galiausiai 1996 metais Sirijos valdžia nusprendė atsikratyti jo. Jis buvo išvestas iš savo namų ir uždarytas į požeminę kamerą Muhairuno policijos novadoje. Durys buvo uždarytos ir daugiau niekada neatsidarydavo. Brunneris praleido likusius gyvenimo metus baisiomis sąlygomis, apsuptas purvo ir apleidimo. Manoma, kad jis mirė 2010 metais. Uždelstas teisingumas, nacių persekiojimas amžiuje. Tokie žmonės kaip Jesenthalis ir Baueris niekada nenutraukė savo misijos. Dešimtmečius jie sugebėjo patraukti teismui tūkstančius holokausto kaltininkų ir jų bendrininkų. Tačiau bėgant laikui, karo nusikaltėlių gaudymas šiais laikais tapo lenktynėmis su laiku. Net tie, kurie per Antrąjį pasaulinį karą buvo labai jauni, šiandien yra perkopę 90 metų. Aiškus pavyzdys yra Johano Rebogenen atvejis, kuris 1818 metų, būdamas 94 metų, buvo identifikuotas kaip buvęs sargybinis Stutofo koncentracijos stovykloje, kur tarnavo nuo 1942 iki 1944 metų. Kadangi įvykio metu jis dar nebuvo sulaukęs 21 metų, jis buvo teisiamas Minsterio jaunimo teisme. Jam buvo inkriminuota daugiau nei 100 lenkų kalinių ir 77 sovietų kareivių mirtis, naudojant Zyklon A dujas. Kitas panašus atvejis įvyko 1919 metais, kai Bruno Dei, būdamas 93 metų, buvo nuteistas dėl bendrininkavimo nužudant daugiau nei 5000 žmonių naikinimo stovykloje tarp 1944 ir 1945 metų. Šių asmenų sekimas ir persekiojimas buvo įmanomas dėka specialios komandos veikiančios Vokietijos pietvakariuose Liudvigsburgo mieste. Ten veikė Centrinis nacionalinio socializmo nusikaltimų tyrimų biuras, įkurtas 1958 metais. Jo darbas surasti paskutinius holokausto kaltininkus, kurie dar nesusidūrė su teisingumu ir vis dar gali būti teisiami. Kiekvienais metais šios institucijos prokurorai identifikuoja apie 30 dar gyvų įtariamųjų. Vėliau bylos perduodamos regioniniams prokurorams, kurie apie metus analizuoja įrodymus, siekdami nustatyti, ar pakanka pagrindo pradėti teismą. Nuo amžiaus pradžios šis kruopštus procesas lėmė 6 teismus, įskaitant jau minėtus. Šiandien kaltinamųjų amžiaus vidurkis yra apie 90 metų ir dauguma jų užėmė žemesnės pareigas nacių režime – sargybiniai, virtuvės darbuotojai, gydytojai ir ryšių operatoriai. Problema ta, kad daugelis įtariamųjų miršta dar prieš pasibaigiant jų teismo procesams, sumažindami tikimybę gauti teismo nuosprendį. Pavyzdžiui, 1913 metais Centrinis biuras sudarė 30 asmenų, kurie anksčiau dirbo Aušvice ir kuriuos galima buvo nedelsiant teisti sąrašą. Tačiau tik 5 iš jų stojo prieš teismą, nes kiti mirė arba buvo pripažinti netinkamais stoti prieš teismą. Nepaisant to, šios institucijos svarba nėra matuojama pagal išduotų nuosprendžių skaičių, o pagal siunčiamą žinią. Ne vienas nusikaltimas žmoniškumui nebus pamirštas. Dėl jų darbo tie, kurie dalyvavo nacistiniuose siaubuose, privalo gyventi žinodami, kad bet kurią akimirką teisingumas gali juos pasivyti. Šios institucijos egzistavimas palaiko gyvą holokausto aukų atminimą, primindamas pasauliui apie tarp 1933
ir 45 metų įvykdytų žiaurumų mastą. Šių nusikaltimų istorija yra tokia šiurpi, kad privalo neleisti jai nugrimzti į užmarštį, nesvarbu, kiek dešimtmečių praeitų. Antrojo pasaulinio karo pabaiga žymėjo nacizmo žlugimą, bet neužbaigė teisingumo paieškų. Dešimtmečiais buvo atskleistos pabėgimo tinklų struktūros, įvairių institucijų bendrininkavimas ir tų, kurie persekiojo karo nusikaltėlius pastangos. Kai kurie rado prieglobstį Pietų Amerikoje, Artimuosiuose rytuose ar net Europoje, prisidengdami režimais, kurie juos saugojo dėl strateginių interesų. Kiti buvo sučiupti ir patraukti teismui. Tačiau daugelis niekada nesulaukė pasekmių, o laikui bėgant galimybė juos patraukti atsakomybėn mažėjo. Vis dėlto, Centrinis nacionalinio socializmo nusikaltimų tyrimų biuras Vokietijoje išlaikė savo veiklą, parodydamas, kad teisingumas dėl nusikaltimų žmoniškumui neturi senaties. Šis pasakojimas nėra vien tik istorija, bet ir perspėjimas apie atminties svarbą. Įvykdytos žiaurystės negali būti pamirštos, o nebaudžiamumas priimtinas. Nors metai bėga, istorija toliau primena jų vardus, jų veiksmus ir jų ideologijos pasekmes. Teisingumas, nors ir vėlyvas, išlieka būtinas norint pagerbti aukas ir patvirtinti žmonijos įsipareigojimą tiesai.